kaip sakant, pačios tinkamiausios sąlygos vaikams augti. Iš serijos paduokit mūsų vaikų teisės. O iš tikrųjų tai jo, čia yra skirta apsaugai, kad robotas galėtų išvalyti grindis. O tokia situacija buvo, kad bėgo vanduo ant rąstų tenais prie pamatų. Pamatinių rąstų, nežinau kaip tai galima pavadinti, arba tiesiog rąstų, ten buvo išpuvę ir šiaip, tai teko pakeisti rąsto dalis. Ir Barintas ieškojo priežasties, kodėl galėjo taip nutikti, tai bandėm kažkokius tai visus skirtingus būdus surasti. Ir jisai tiesiog vieną dieną sugalvojo, kad reikia išdaužyti visas tas grindis ir ieškoti problemos tiesiog sujungimuose. Ir iš tikrųjų ten ją rado. Tai užsandarinant visus tos sujungimus, iš naujo ten kažką tai perdarė, žodžiu, ir dabar nebelaša, viskas tvarkoje ir dabar reikia sustvarkyti vonę. Bet kadangi viskas kainuoja laiką ir pinigus, tai šiek tiek keletą mėnesių jau taip gyvenam. Ir keisime į kitą naują pagaliau, nes šita tokia buvo mūsų gauta dovanų ir tikrai faina ir dar naudojama, bet kažkaip norėtumėm jau ir atsinaujinti. O tai tiesiog atsiras plytelės ir vonia ir žodžiu tiek žinių ir labai, nežinau, laukiu ir džiaugiuosi, kad bus pagaliau baigta ir bus galima dantis normaliai išsivalyti, rankas nusiplauti, kriauklį ir taip toliau. Ir galėsime eiti į priengį, kurių antrus metus irgi bandom tvarkyti po truputį, bet taip sunkiai sekasi, tai tikrai paprašėme pagalbos, kad žmonės, kurie tai dirba, padarytų, padėtų tikrai. Nes tiesiog fiziškai jau ir nebespėjom ir matau, kad jau norėjom praeitais metais pasidaryti, bet tiesiog viliuosi, kad šiais metais viską pavyks pasidaryti iki pusmečio, sakykime, ar iki ten kovo kažkokio, jeigu pavyks jau realu, tai lygtais atrodo, kad gal ir realu, tai būtų žiauriai faina. Nu, tiesiog jau pavasarį žiūrėti pro tą langą sutvarkytoje aplinkoje. Tai galime įti pažiūrėti kitą kambarį. Maury people. Ateik karkazonė. Tėvai šiais laikais. Nu, ką mes papasakosim? Išsipaišę. Pasigrožėkit mano gėlynų vidury žiemos. Beveik jau sproksta, magnolija tai jau norėtų. O rožės tai nežinau, neperšals, bet turbūt perkais. Tie balti maišeliai. Labai gražu. Dieviška tiesiog. Tai čia mano mylimiausia bus namo vieta, jau jinai beveik dabar yra, va. Tvarko čia dės lenteles, čia bus gipsas, dažys ir planuoju, kad čia bus tiesiog viena vientisa spinta, lentynos spinta ir čia bus galima sėdėti, kad nebūtų čia nieko, čia tiesiog gal valgoma į stalą, faina būtų pasidėti, kad valgai ir žiūri ir šiaip būna prie valgoma į stalo daug veiksmo, tai ir su kompu gali pasidarbo tokia vietelė, ten bus tuščiau ir smagiau, nes taip visko daug. Ir žodžiu, tai čia tos pintelės, čia dar prisigalvosim kokių nesąmonių. Na ir vaikų kambarys, ir čia buvo daug diskusijos, kokio dydžio turėtų būti tas vaikų kambarys. Ta siena kreivą va tokia padarėm, kad būtų biški daugiau vietos, bet man atrodo, kad ten tos vietos bus užtenkamai. Mes turim 2 vaikus, tai planuojam daryti 2, atskirimą tiesiog. O, planuojam gal ir 3 kada nors turėsim, tai tiesiog bus 2 viename, nes, 2 mergaitės arba 2 berniukai, nieks nežino, jeigu turėsime. Ir bus va toksai kambarys, kur galės turėti savo vietą, savo daiktus, savo tvarką, nes manau, kad jau dabar mokomės iš tikrųjų ir Vėtra, ir Gyrius, kaip valyti, jeigu kažką tai pridirbo, arba pasidėti daiktus atgal, tai procesas turbūt amžinas, bet jisai po truputį veikia. Tai va, labai džiaugiuosi, kad jie turės savo kambarį, savo reikaliukus, tai va, nes Gyriui 4, tai va, porą metelių, šis metas bus 5, tai ir mokyklą jau turės eiti, tai jau didelis vaikas ir turbūt norės ir savo privatumo šiek tiek. Jau dabar kartais nori pailsėti nuo mūsų, čia greičiausiai iš manęs išmoko. Noriu pabūti vienas. Tai va. Tai tiek, toks mūsų tas procesas po truputį trunkantis, jau 5 metus. Jeigu pasibaigsime šiais metais, jeigu pavyks ir laiko ir finansų atžvilgių dar terasą pasidaryti, tai bus tiesiog geriausias dalykas. Ir vienas baigtas didžiulis projektas namai. Ir jau turbūt galima pradėti iš naujo tvarkyti kažką, nes ir laminatas išsivaikščiojęs, ir skylės, ir visa kita, bet kaip sakau, dabar nėra tai labai gaila, dėl to, kad tai vaikai maži ir jie tikrai dar viską niokoja po truputį. Tai jau galbūt kažkada vėliau gyvenime kažkaip atsinaujinsim. Jeigu turit kažkokių klausimų, nežinau, nieko mes čia labai neišmanom, bet parašykit, pasidalinsim, patarsim kažką, tai
ir su tais projektais, ir šiaip namų tvarkymą, tiesiog iš tos namų, kaip čia darimą kažkokį iš tos praktikos savo, ką, nežinau. Jeigu tik tai aktualu, aišku. Tai va. Ačiū.